Ok, labas vakaras, Klaipėda, kaip nusiteikę? Jo, kas manęs nežinot, dauguma manęs nežinot, yra... Galvoja turbūt, kas kvietė princą Žavo iš Šreko? Ane? Aš jums galiu pasakyti, pakaks, atveskit man princą Šreką. Kai kurie galvoja, kad aš atrodau kaip neonacis, grinakraujas Arijus, ane? Grinakraujas Arijus. Kai kurie galvoja, kaip 15 amžiaus valstietis išgyvenęs dar vieną sunkę žiemą. Bet jo, aš matau, kad jūs hebra šiandien pozityviai nusiteikę, ypač Martynas, visą vakarą. Rimtai, ant kiek pozityvų čia, blemba. Aš važiuoju autostradą, visą kelią palei autostradą stovi žmonės. Šalta, blemba, vėjas pučia, eik tu sauždai, prie autostrados. Ne, koks pozityvas, aš galvoju, kaip faina bus čia į Klaipėdą atvažiuoti. Klaipėda iš tikrųjų yra labai modernus, inovatyvus miestas, ne? Panaudoja vėjo jėgainėm, bet panaudoja vėją, pavyzdžiui, kitiem dalykam. Aš kažkada einu namo Klaipėdai ir tiesiog pro šalį pravaro konteineris ant 100 šiam tiesiog. Su ratukais, ne? Žinai, nuvažiuoja. Aš taip galvoju, blemba. Nemokamas viešasis transportas benamiam. Geras. Žiūriu, ant tiek didelis vėjas, kad popieriaus rūšiavimo konteineris tiesiog pakilo ir pradėjo skristi. Galvoju, pizė, benamių oro uostas. Žiūriu, plastikinis maišelis skrenda, tuoj uždarys tą oro uostą, vėl didžiuliai nuostoliai valstybėje, ne? Turėjomės tą balionų krizę. Ir iš tikrųjų daug kas vertina blogai, kažkas atsisakė skrydžių, valstybė milijoniniai nuostoliai, ne? Bet per žinias rodė Sygė iš Alytaus rajono, kuris tai vertina gerai. Nes pas jį į kiemą nusileido balioną su 32 blokais kontrabandinių cigarečių. Įsivaizduokit, jūs esat Sygis, ne? Pilat 20 parą iš eilės. Ir norit parūkyti. Blet, kaip tingėt iki krautuvės eiti. Ir išeina Sygis į kiemą. Nu Dieve, padėk tu man. Ir iš dangaus. Sygis Dievu pradėjo tikėti. Aleliuja, Jėzus Kristus prisikėlė. Tikrai prisikėlė. Parūkė Sygis, sakė, balionų krizė, jokia jam ne krizė iš tikrųjų. Dar be Open Mic'ų ir be Sygio, man patinka Rolando Mackevičiaus podcastai, paplokit, kam patinka. Nice, 3 žmonės. Man dėl ko patinka, ne dėl to, kad ten kviečiasi įdomius žmonės ar dėl kažko, bet man labiausiai patinka ta dalis, kai žmogus ką tik nusiverkęs papasakojo, kad tėvas išėjo pirkti cigarečių, negrįžo, mama numirė, kai buvo 2 metai, ne? Visa šeima žuvo autoavarijoje, o Mackevičius sako, blemba gaila. Žiūrėk, štai tau automasturbuoklis iš fantazijos.lt ir vibratorius su 12 skirtingų funkcijų. Tas žmogus toks priema, ačiū. Čia mano draugui, čia ne man, būtinai pabrėžt, kad ne man. Jo. Daug kas stumia ant kitos kartos, ne, vyresnis stumia ant jaunesnių, jaunesnė vyresnių, bet man patinka kartų skirtumas. Man patinka. Pavyzdžiui, vyresni žmonės mėgsta fotkinti stalus giminės baliai. Atvažiuoja, iškart viską fotkina. Vilma, pafotkink. Nahu jūs tą silkę fotkinat. Ta prasme, nors kartą esat matę, kad paskui tas žmogus atsidarytų telefoną. Mišrainė. Silkė pataluose. Gerai buvo, geras balius. Jo, mes pavyzdžiui, jaunesni mėgstam sakyti, ne? Dylinam šiek tiek kitaip su tam tikrais dalykais, mes mėgstam, kai neištikimybės atveju sakyti, ten, tu kekšė, tu mane išdavė, aš mačiau, tu ten su juo laižeisi, ne? Vyresni mėgsta sakyti, aš mačiau, glamonėjo tave kitas ir aistringai bučiavo lūputės. Kartų skirtumas. Čia yra tų laikų mergytė barakuda. Čia yra tų laikų audžy veržių. Mes mėgstam sakyti, tu kekšė, tu mane išdavė, viskas, aš išeinu, aš išsikraustau. Ne, aš neišeinu, aš nusižudysiu ir tau vaidensiuosi, ne? Vyresni mėgsta sakyti, jei nemyli, nenori, nereikia, aš be meilės numirti galiu, o numiręs aš pas tave ateisiu,
šaltas kojas pakišiu po dėkiu. Nes net šitie žmonės žino, koks yra blogis šaltos kojas po dėkiu, ne? Blet, kaip Sibiro gulagė jausmas toks pat. Iš tikrųjų. Ir moralas šitos dainos yra toks, kad jeigu tau nepaėjo su mergina, nebandyk dar kartą. Neieško kitos, ne, vareik nusižudyk ir jai vaidenkis, blet. Mūsų folkloro išmintis. Mes jaunesni mėgstam sakyti, nu jo, socialdemokratų šiaip partijos ištakos yra iš komunistų partijos. Vyresni mėgsta sakyti, bolševikai tegul žino, kad dar kartą žygis bus. Ne? Jo, čia tiek. Iš šito bairio nebespausiu. Bet iš tikrųjų aš turiu tokį planą, kad jeigu nepaeisiu komediją, aš nusiskusiu galvą plikai, užsidėsiu akinius, padarysiu YouTube kanalą, pradėsiu stumt ant konservatorių ir Landsbergio, tada pradėsiu niekint paramą Ukrainai, tada nesėkmingai 2 kartus kandidatuosiu į Seimą ir prapisiu bylą Tapinui. Ir reziumė vis tiek 7000 paremsiu Ukrainą. Ir 20 metų pasakos anekdotą apie karvę. Čia apie Orlauską bajeris, jeigu kažkas nesuprato. Duhas jis yra. Jo. Man, pavyzdžiui, Nausėdos daug kas stumia, bet aš ne tai, kad aš ant jo stumiu, jis yra joks. Sunku stumti ant žmogaus, kuris yra joks, ne? Man Nausėda yra iš Hario Poterio Gilderoy's Lockhartas. Ten, kas nežino, tai čia tas čiuvakas, kur visų nuopelnus nupizdina, pats nieko gyvenime nepadaro. Ir moteris sako, koks jis gražus, koks fainas. A ne? Ir Nausėda visai, kai yra krizė kažkokia, jis tiesiog dingsta. Jo nėra. Covidas buvo, dingo. Migrantai buvo, dingo. Balionai buvo, dingo. Protestai už laisvą žodį, nėra. Baigės viskas, išsprendžia vyriausybė, ateina Nausėda. Na, kaip šauniai mes visi padirbėjome. Aš taip įsivaizduoju, blet, karas prasidėtų, ne? Ir Nausėda toks, nebijokit, tuoj viską sutvarkysiu. Tiesiog pabėga. Ir tada mus bombina ir Nausėda, kaip gaila, kad manęs tenai nebuvo. Žinojau vieną atkeikimą, kuris būtų jis išgelbėjęs. Piksi paksi pasternomai. Jo. Ačiū. Masturbuojasi žmonės, kaip faina. Dėl manęs. Bet mes turim ir kitų Hario Poterio veikėjų. Mes turim, pavyzdžiui, Gražulį. Jis yra Voldemortas. Ne dėl to, kad jis labai blogas, bet, pavyzdžiui, Tomas Vytautas Raskevičius yra Haris Poteris. Kodėl? Nes Gražulis pamato Raskevičių. Tomas Vytautas Raskevičius. Berniukas, kuris išgyveno. Tiesiog pamato jį viešumoj, net ne tai, kad Avada Kadabro, o kaip Voldemortas. Pamato gėjų Europarlamente. Sprokščia kolonėlės. Mano draugelis vienas yra rusas. Čia dar ne bajeris. Jo, jis yra rusas ir jisai su pana išsiskyrė. Sako, gal galėtų mane priimti savo butą gyventi. Nu, sakau, pizdužnai, 3 kambarius turiu, atvaryk. Atvarė jisai gyventi. Nu, aš įleidau, jam daviau 1 kambarį. 25% teritorijos praradau. A ne? Nu, galvoju, pizdų, gyvenam kartu. Pradėjo jis vis dažniau į tūliką ir ilgai tenai sėdi. Aš beldžiu, sakau, čia užimta. Jis sako, okupuota. Sakau, seniai, what the fuck, čia mano butas, čia mano taisyklės. Jisai sako, ne, šiaip čia istoriškai, tai mano butas yra. Žinai, prieš 1500 metų, kai čia gyveno Skalviai ir Latgaliai, mano senelis čia pasistatęs buvo palapinė. Todėl čia istoriškai mano butas. Aš galvoju, okei, iškviesiu policiją, jie išspręs problemą. Atvažiuoja policija, man sako, sakau, žiūrėkit, išvarykit šitą žmogų, jis šiandien turi teisės gyventi. Jis sako, tu neturi kortų, tu dabar neturi kortų. Nu, sakau, gerai, galit kažkaip išspręsti. Tai vietoj to, kad išspręstų tą situaciją, tiesiog Iraną užpuolė. Jo, tokia ta policija kartais būna. Bet man patinka farai. Man patinka labai farai, man patinka žiūrėti. Man patinka žiūrėti, kaip Marozus pakuoja, ne? Pakuoja, tu žinok, kur apydaras, bet ko jie tikis, kokios reakcijos? Kad tik policininkas taip sustos, atriš ir sakys,
tu man davei daug peno apmąstymams. Gal aš tikrai nahui kurva pidaras, blėt. Gal ir tikrai, jo. Bet aš norėčiau, kad farai suimtų žmonės pagal jų pačių logiką. Kur tipo policija sulaiko kokį Morozą, tai kodėl tu mane sulaikai? Tai kad tu kurva daug sesi. Kaip tai neslaikyti? Atvaro, tiesiog išprievartauja kokį bičią. Jisai sako, tai kodėl tu mane išprievartavai? Policija, žinai, išprievartauja. Kodėl mane išprievartavai? Tai kaip tu apsirengęs buvai? Nereikėjo čia vaipytis ir staipytis ir trumpus jonėlių būt apsirengus. Pats kaltas. Provokuoji. Jo. Aš dirbau Pūko radijui. O, karvių blemba atsivedė kažkas mano. Ne, aš gailiuosi šito savo gyvenimo sprendimo. Iš tikrųjų, bet man patikdavo, kas tenai, kad būdavo etatiniai skambintojai, kurie pastoviai skambindavo. Ir man paskambina būdavo, labą dieną, aš esu Albins iš Kuršėnų rajoną. Parduodu kuvaldą į 2 ožius. Gerai, labą dieną, Albinai. Aš jūs sujungsiu tiesioginį eterį. Jūs pasakysit, kad aš Albinas parduodu kuvaldą ir 2 ožius. Gerai? Gerai. Labą dieną, mėly klausytojai, sveiki. Čia paskambino Albinas, kuris parduoda kuvaldą ir 2 ožius. Ar girdit, Albinai? Alio? Kas čia skambina? Blet. Albinai, jūs parduodat kuvaldą ir 2 ožius? Ką? Ne. Nieka nenori, nieka neparduoda. Kas čia? Eikit jūs visi landsberginiai konservatnikai, eikit jūs šiek. Ir palieka tave tiesioginėme eterį, žinai. Ir tu turi vartytis. Gerai, kad radijo yra tie debiliški mygtukai, kur garso efektai, ne? Paspaudi. O, va taip būna. Ia-ta-ta-ta. Ir sprendžia bet kokią situaciją. Gerai, aš turiu vieną tokį eksperimentinį. Aukštai kilęs Žemaitaitis. Gerai, šitas pliusiukas. Jo, dabar biškį ant panų ir ant bernų pastumsiu. Pabaigai, ne? Kaip ir priklauso, standartinė situacija. Ne, jokauju, čia humoras, ne humoras. Mes bernai turim vieną vietą, kur mes va taip visi kasom. Ne? Ne šitai, jausiam, atsisuka žmona. Aš nežinau, apie ką jis kalba. Ne, mes visi kasom kiaušus šitaip. Tai, nes taip nekasom šitaip. Tiesiog patai paimi, suspaudė, trini ir paskui pavostė ir nesmirda. Jeigu matot, kad bičias uosto pirštus, jūs nesisveikinkit su juo, jisai daro nebereikalu. Jo. Bet panas, man atrodo, jūs kartais esat irgi nenuoširdžios pačios savo. Jūs sakot, kad jums patinka protingi, o ne gražus. Paplokit, kam labiau protingi. Ok, tom 4, kurios paplojo, jūs nenuoširdžios. Nes jeigu čia pastatyčiau Bredą Pittą ir čia tą bičią iš mokslo sribos, tikrai nebūtų, kad jūs vietoj alright pasirinktumėt, hei, ar žinojai, kad Kanzaso mokslininkai išrado naują būdą gaminti raketinį kurą? Sakytumėt, o, kui man tas tavo raketinis kuras? Neįdomu. Nenuoširdumas. Dar jūs visos turit vieną kolegę, kurios žiauriai nemėgstat, bet labai gražiai su juo elgiatės. Ane? Jau žvengia. Nu, yra Inga iš buhalterijos, ane? Nu, nemoka ta Inga dirbti, nu, nemoka. Ir jūs ten sėdit, rūkot savo aikosą, geriat kavytę, karamelinį makalato savo. Ir sakot, ble, ta Inga iš buhalterijos. Durna, dirbti nemoka, neįmanoma su jie supranti. Aš jos darbus pastoju turiu pabėgti. O, skambina. Pizda. Alio? Labukas, Ingu. Nu. Gerai, mažut, pabaigsiu aš tą tavo ataskaitą, pabaigsiu. Gerai, būtų kisiki. Pizda, man dėl savo darbo užtruoja. Gerai, iš manęs šiandien tiek, aš buvau Augis, ačiū labai, Klaipėda.